šitą perkūnkiemę, lekiam į kitą perkūnkiemę, tai varau iki stoties. Bam. Einam bulės sodinti. Kartais pagalvoju, gal aš šiandien nebėgu. Toks geras oras, bet aš iš vakarą tiek paskambinu, sakau, nebėgsiu kitą dieną. Kodėl aš tai padariau? Įsigandau, karočią, fizinę darbą ant kojų, kurios buvo pastarąsias dienas ir vakar. Kiek kaimiško šūdo, eik tu savo. Prieš tai dar vėjas buvo. Net orą buvo trūkę. Bet man va tokio poilsio reikėjo prieš bėgimą. O ne vieną dieną aš ten bėgioju, kitą dieną 22 km nueinu. O čia poilsis. Aš girdėjau, kad lyja. Bet jo, dar taip įdomiau bus. Ką aš einu daryti, tai 10 minučių pamedituosiu. Oi, kokių 10? Kokių 15 minučių. Į šaltą dušą negaliu eiti, bet tikrai eičiau šaltą dušą. 738. Dabar su kuprinė. O, šiaip jaučiasi ta kuprinė. Spindynė. Dabar laukiu tais močiutės. Na ką, vilkinis. Tikiuosi šitą bėgimą be traumų. Ir viskas bus gerai. Jeigu be traumų, man. Laikas nesvarbu. Kas daugiau svarbu, be traumų. Viskas. Ačiū tau, močiutė. Prašom. Esu prie perkūnkiemio gatvės 5. Pradėsiu nuo čia. Tai va, aukštutukam. Bišlyje. Nenoriu, kad pilnai viskas šlapia būtų. Baisiai jaučiasi, kad su kuprinė gerai bėgu. Reikia pažiūrėti laiką, nes 8 minutės bėgsiu, 2 minutės eisiu. Ok, šefė, gaižiai. 1 kilometras įveiktas ir tiesiog mintyse, kodėl aš tai darau ir panašiai. Pasirašymas į kariuomenę arba trauma prieš kariuomenę. Prašau, tik ne trauma. Nes jeigu trauma prieš kariuomenę, yra planų, jeigu nėra kariuomenė. Dar tik tais praėjo 2,5 km. Atrodo, ilgai laikas eina. Atrodo, patikrinam laiką, tai praėjo 2 minutės. Atrodo, lyg būtų kokias 6 minutės praėjusios, bet jo, įdomiai bus, įdomiai. Tais nubėgam 4 km. Du bembiai. Užskaitau bėgimą jau gan tik dėl šito dalyko. Bėgau 8 km su pusė per valandą 10. Kaip jaučiuos, ganėtinai dar lengvai iš tikrųjų. Aišku, bandžiau nepersistengti, nes kiek sakė, bandyk, prašy, kol aš jau bėgti, kad kojas vėliau tau padėkotų. Dar liko 34 km. Gerimuko pasiėmiau. Kitas stopas už 12 km kažkur. Ką tenais pirksiu, net neįsivaizduoju. Bet yra daug laiko pamastyti. Kosmonautų gatvė. Stoties gatvė. Būk atsargiai, geležinkelio perėja. Bėgu su ausų kamštukais. Nežinau kodėl, bet gal paimsiu. Bet iš tikrųjų, kai vėjas buvo, tai tikrai buvo maloniau su jais negu be jų. Dar vieną angliavandenių dozę šauti. Pulsas 120, čia normaliai. Jau 11 km, valandą 32. Įsitraukiau iš ausų kamštukus. Nes per daug tylų pasidarė, ne kad per daug tylų, tada gatvės bėgi, iš labai tik tai sveti mašinų pradeda gyventi. Dėl saugumo atveju. Man lengviausia pasidaro bėgti, tada kai negalvoju apie bėgimą. Kiek daug aukštyn žemyn, tai net Net ja, aš kartais net neišbėgu, 8 minutės bėgu 2 minutės, būna taip, kad, toj pačiai ir parduotuviai turėjau bėgti, nebėgau. Bet ja, stengiuos. Nežinau, man svarbu parbėgti atgal. Realiai aš neturiu kam paskambinti, kad mane paimtų, jeigu man bus žopa. Su liuksu stovėsiu prie kelio ir gal palaikins video. Čia yra neris. Kai kietai. Nu,
Liko 28 km, nubėgau 15 km. Persirengiau, persikeičiau meikę, kepurę va norėjau užsimest. Tiesiog kepurė yra. Liko 27 km. Atsidariau riešutų, turėsiu dabar kišeniai ir valgysiu. Vertinu save kokie pozityviai 7 iš 10. Dar teigiamai, bet jau, visko gali būti. Prieš tai leidomės ant 6, dabar kylam ant 6. Ir šiandien 6 dieną pagaliau nusukau nuo kelio. Bėgam per kitur. 3 valandas 20 km. Tai sakyčiau, yra veiklos. Ir jo, atrodo šitie 20 km lengvi, bet kaip kiti bus 20 km. O čia įdomiausia. Bent jau čia kvepia pjuvenom, dar kažkam. Čia tai tema bėgti. Pagaliau sakau nuo kelio nusakau. Iškart atrodo greičiau pradėjau bėgti. Bet jo, net padusau. Kiek pulsas? Pulsas rodo 105. Tai gerai. Kramsnoju riešutukus. Ką aš matau? 18% nuolydis nuo kalno. Bent jau pro mišką bėgu. Pro gamtą. Oi. Oi, kaip keliukam nepatinka šitas nusileidimas žemynas. Kaip jaučiasi iškart keliai, what the fuck. Turėčiau bėgti tenais. Einam pažiūrėti, kaip čia atrodo. Va, jūs esate čia. Ait. Žinau, čia upė bus. Ten upė toliau. Mašina irgi yra. Aš galvoju, rimtai čia bus upė, bet kas čia? Oi, gerai atrodo. Galeisis per čia ir kiaurai eit. Davai, aš nežinau, kiek mes plauk. Reikia ten jaučiu. Nežinau. Ar eit ar neit? Ar taupyti gas ar netaupyti gas? Karočiai einu. Noriu pažiūrėti. Žinau, kad man reikės kilti viršų vėl. Gal ne per žinomą kelią einam. Nes aš pagal idėją tai tenais va turėčiau. Gerai, pamatėm. Tikrai gražu. Karmazinų piliakalnis. Pasiklydau. Tipo, nežinau, GPS-as grybą gauna, bet aš tikrai ten nenoriu lipti, nes tenais tiesiog. Čia ryšio nėra. Eik tu savo. Ne, gerai, kad nelipau. Dabar galvoju. Gerai, jeigu čia takas yra, man kelias, kur kelias? Nežinau, kažkaip susirasiu gal. Va, upė. Ok. Jeigu tiltas būtų labai gerai, va, tu užlipsim viršų, pažiūrėsim. Yra koks tiltas, kad perėt upę. Jeigu yra tiltas, einam link tilto. Jeigu nėra, tai tada reikia kelią ieškoti. Šis ramšiai ilgis 40, šybas saugomas objektas. Atsargiai, satas laisvai. Yra tiltas. Ne per kelią varyti reikia. Vienas minusas yra ta, kad aš mažai gerą turiu. Kitas pliusas, kad radom tiltą. Pirmuoju. Eik tu savo. Keliai tai autopilotai jau ką čia eina. Nebežinau aš. Bet vandenėlio garsas iškart energijos teikia. Norėčiau įsimaudyti. Turėčiau galimybę taip cik padaryti. Oi, kaip drąsiai. Įlysti ir išlysti. Dar plius upelis. Pažintinis takas. Pagal GPS-ą. Tai skraidom kažkur. Dėmesio slidu. Ironinis nupieštas. Bam. GPS-as rodo vėl perėti kelią. Vėl laikyti. Jau prasėjau realiai. Pailsėjau realiai. Pasimėgausiu bėgimu ir GPS-o erorų išmetimų garsais. Pagildė gal ir čia. Aš tai visai nesiskundžiu. O, žiūrėkit, ančiukai. Aš tikrai nesiskundžiu čia būdamas. Tikrai, man tai patinka jau. Skaitau šitą bėgimą, tikrai taip džiaugiuosi, kad nebuvo vien tik kelio. Po tokia mini pertrauka. Ne mini pertrauka, yra pertrauka, bet jo.
Pažintinis takas, kad jisai suksis atgal. Ne, negali būti. Jeigu šitas takas veda atgal, prašau, nereikia. GPS-as jau. Sveiki visi. Aš esu Pilkinis, aš pasiklydau miške. Ir jeigu nebus šitas įkeltas video, tai aš pasilikau miške su gyvūnais gyvent. Ar man reikia? Pagalvėjau, reikia ten asiai. Gerai, čia kažkoks parkingas yra, bet pasikliaunu. Be jokių nesąmonių. Jeigu būčiau su kelniam, jau būčiau kažkur nusukęs, ne ten, kur reikia. Kiaurai, tiesiog. Svarbu, kad nesukam ratą atgal, iš kur atėjom. Tas bent jau gerai. Nu jo, ryšio tai čia nafik. Laiptų tai irgi. Normaliai. Obuoliukų, pelėdų, gyvačių net yra. Nu, kaip gerai žinot. Ai, čia kažkoks ąžuolas. Aфигенnas, mėly lankytojai, prašymą. Nu, daubu ąžuolas, visai didelis. Visai prikolas medis. Nu, kad tik storas. Bet jisai parašakų tenai iš viršų netekęs, tai jo, krenta kažkas čia. Oi. Nu gerai. Einame toliau. Prie 3 valandas 12 minučių mano kelionės. Ir mes esam nukeliavę 20 km ir 400 metrų. 3 valandas 12 minučių. Nu jo, pasigrožėt gamta. Biškai alergija jau pasipūtė, bet nieko, išgyvensim. Šaudau su dartais. Visai neblogai. Gal ir būčiau tada kur sakiau, sikės Pilkinis, gal ir būčiau per čia atėjęs. Bet nebūčiau pamatęs ąžuolo tokio. Oh yeah! Parkingas. Neužsibuvau miške. Manau, kad bus įkeltas video. Lemma gražiai ir tenais atrodo, bet nežinau, eit ar neit. Nu, vat ką aš tenais. Noriu aš ten pažiūrėti. Nu, einam, pažiūrėsime. Realiai šitos gėlytės rožinės pirmą kartą matau. Kaip jas paėmi ir gali medų čia ištraukti, ko. Yra tokia biškį saldumo, kad jo būna jau bitės paėma. Kau nėra jokio medaus. Arba yra medaus. Yra. Gerai, aš šitą kalną pačioj ir aš kažkaip jau pasigėlėjau, kad čia, nu, o, šitą vabaliuką rodė. Ant to stendo man taip atrodo, ne? Kažką panašaus. Tikras dopaminas, kai užlipi į kalną viršūnę. Sunkus darbas atsiperka. Gailiuos, kad aš lipu į šitą kalną, nes nedabėgsiu namo ir prašysiu numesiu laiką ant kelio, kad sustotų ir pavežėtų mane. Ei, gal ir visai nieko. Nu tipo, nu kažkas tokio. Kažkoks toks vaizdelis. Upės nesimato. Aš iš ten atėjau. O, įkrito. Lėkiu aš iki kelio. Ilgai čia pabuvau. O gal pertrauką padaryti? Pasėdėti čia? Ar ne? Ar tiesiog judėt? Ai, tiesiog judu. Ir taip čia jau privaikščiojau, nebėgdamas. Bet jo, keliai tai sako, ką tu darai? Šitas medis irgi visai nieko. Gerai. Jau stogas važiuoja, bet nieko tokio. Svarbu, kad nubėgsiu namo. Tikrai manau, kad nubėgsiu. Savijauta, pati savijauta kokiem, sakyčiau, 9 iš 10, bet keliai sako kokie 6,5. Ieškau parduotuvę, čia netoliese turėtų būti parduotuvė prie to žiedo. Kiek atsimenu, žiūrėjau. Manau, dabėgsiu kažkaip. Sunkiai, bet jo, biškį pilvą suko, bet dabar normaliai. Nusipirkau šaltą Neptūno. Šitą gėrimą išgeriam, pasidarau elektrolitus. Ir jo, va tokiu tempu. Vos kojas vilko, atrodo kaip vežliukas koksai būčiau. Bet jau atmintinai žinau, kur esu.
ir žinau kaip grįžti. Nubėgau 28,5 km per 4 valandas 22 minutės. Ant galo jaučiu, kad biškį pagreitėjau. Liko 15 km. Maps rodo, ką žinau, bėgu. Svajoju ir kažkaip atbėgsiu. Nežinau, neturiu ką pasakyti, nėra. Atrodo, nėra nuotaikas, bet tuo pačiu ir yra nuotaika. Tiesiog autopilotą pasijungęs, užsisvajoju. Praeina tas laikas greičiau ir tiek. Kad grįšiu namo, manau, kokie 8 kojos, kaip jaučiasi. Nu dabar kokie 7 tikrai. Prieš tai jaučiau tikrai blogiau buvo. Dabar normaliai. Pulsas 100. Tram 4. Nusprendžiu persidėt kojines. Ta paskui jau buvo. Pavargau tikrai. Nubėgau 30 km. Bet eik savo. Atsisėdau iškart. Max tinginys. Bet jo, tuoj pradėsiu bėgti ir vėl. Biškį darau ilgesnį tokį stopą. Va ten Mustangas ir 2 Maseračiai. Pavalgiau tokį va keksiuką ir tik ką nusipirkau Red Bull'o. Pavalgiau, kad ne ant tuščio sprendžio būtų Red Bull'is. Liko 11 km. Tokį krovinuką. Liko 11 km, jo, pavargau, realiai baisiai pavargau. Svarbu ta, kad kojos nestabdo manęs. Kojos tiesiog eina į priekį automatiškai. Overprice, baisiai 2 eurai, 2 eurus, tai Red Bull'ai. Realiai tik tai tokiom progom pirkti. Daugiau tai aš tai net nepirksiu. Tai energetiniai gėrimai, asmeniškai man tai tik tais stresą sukelia. Jeigu, nebent gal ir nesukelia. Sukelia stresą, kai nieko neveikia. Gerai pasimėgausiu aš to Red Bull'u beidamas ir bėgu jau. Liko 6,5 km. Nubėgau, ką tik žiūrėjau. Eik savo, nubėgau tram 7 valandas su pusė. Kažkas tokio. Paskutinė distancija turbūt greičiausiai bėgu negu per visą tą. Ar kažkas skauda man? Nelabai pasakyčiau. Vat gal šiek tiek ne per seniausiai pradėjo čia kaklą biškį skaudėt. Bet jo, aš į mokyklą vaikščiodavau be kuprinės. Visos pamokas spintelėje atsimenu būdavo. Mane mokyklai būdavo ekstremaliausias sportas daryti namų darbus, kaip mokytoja tikrina. Reikia bėgti, prasijapinu. Tai prieš tai net nejapinu, tiesiog bėgau, net negalvojau gyvoti. Nebegyvojau. Unlike. Žemėlapis rodo 5,8 km. Strava rodo tram 8. Flitas 9,17. Normaliai. Ką jau padarysi, žinai, nėra taip lengva. Ir aš bėgu vėl. Pažiūrėkit, ką mes turim. Nu jo, žvejyba pajungta. Pagaliau aš čia esu. Čia liko kokie 3,5 km. Nusiteikęs 10 iš 10 grįžt namo. Kojos, sakyčiau, kokie 8 ar 7. Tai dar normaliai. Pagaliau, nebedaug liko. Kiek čia? Dar 15 minučių. Dabar apie 20 minučių. 2. Dar tėtis klausė, kada grįšiu. Vakar varšiau 2 valandą. Tai dar 20 minučių iki 2. Ir būsiu punktualus pagal laiką. Pavargau. Raumenis aptraukia. Truputį jaučias, bet nepasakyčiau, kad susitrauks. Oi, tie laiptai. Padvigubą laiptą. Bet nebegaliu. Aš tam miške prisilaipiau tais laiptais. Eikit. Kaip man čia bėgs? Gal prilipaus. Praleido. Bėgam taip. O taip. Vilnius. Realiai iš tikrųjų tiek daug šiukšlių buvo. Čia va, kur bėgau. Nu, nafik, taip. Eik, tiesiog. Mabank, karoči. Sunku. Nu, ką? Nesitikėjau, kad bus lengva. Kiam 2 km jau yra. Net nesustojau. Taip labai mažai jau. Čia ant galo. Nes noriu iki 2 spėt, bet nemanau, kad spėsiu. Tikrai taupiau energiją, jėgas visam bėgime. Aišku, kiek galėjau tiek bėgau, kiek galėjau tiek ėjau. Nebėgau greitai, kaip dabar bėgu. Nes jeigu būčiau tada bėgęs tokių greitesnių žingsnių, nežinau, jau būčiau tikrai padusęs. Jau būtų seniausiai parėjusi. Ko labiausiai laukiu grįžęs, tai šalto dušo. Šalto dušo, taip noriu. Pasiilgiu. Na, šiandien ryte norėjau šalto dušo, bet sakė, geriau nereikia. Pagaliau
Nedaug trūksta. Galėsiu parodyti, jeigu bus 50 laikų, parodysiu Vilniaus gražiausias vietas. Iš kur aš žinau Vilniaus gražiausias vietas? Visą gyvenimą gyvenau Vilniui. Labai dažnai lauke būdavau, žaisdavau Pokemonus, Balta. Ir jo, realiai visą Vilnių atmintinai vos, ką nežinau ir tiek. Labai daug kas žinau per draugus ir tiek, nes eidavau lauką. Nebedaug. Eik, savo. Geras. 10 iš 10, viskas 10 iš 10. Ne, kojas tai sako, kokia 6 iš 10. Ar neskaudant, tai jos tiesiog pavargęs. Pagaliau. Atbėgau. Tai vietai buvo pirma mano vlogas įkeltas, Bolto. Ir reikia išjungti Stravą. Padariau šaitą challenge. Viskas spaudžiam. 6 valandas ramiam. Peisas 7,5. Peisas 8 beveik. Kem 4 kilometrai. Aha. Wow. Svarba atbėgau, gražiai. Kaip gera atbėgti iš tikrųjų. Šiaip daug maisto iš tikrųjų turiu kuprinėj. Daug ko nepanaudojau. Realiai tikiuosi šitą vieną megztinį bėgu, dar vieną megztuką buvau pasiėmęs, dar ir triusikus buvau pasiėmęs. O jeigu ką, žinai, tai pabėgi, pirsteli karačių ir apsišiki netyčia. Ekstra atveju pagalvojau, nes visko gali būti. Jo, buvo aukštyn žemyn tie laiptai, tas miškas. Visai tema buvo, nežinau, ar kartočiau, bet tikrai nenorėčiau su kuprinė bėgti, nes kaklą atrodo skauda nuo kuprinės. Čiau, paka, šaika, nepamirškit paspaust laiką, numest kokį komentarą ir iki kitą video, kuris bus sekmadienį 8 valandą. O toksai kleckas ant galvos. Normaliai. Visą laiką. Net nebuvau kaip purė, atrodo, nusiėmęs per visą bėgimą. Eik, su crazy.